Sveikos merginos, pagaliau lauktas video, kuriame bandysime kontūruoti veidą su Bella Pierre kosmetika mineraliniam pudrom. Pagal gamintojo instrukcijas mes turime atsirinkti, koks yra mūsų veido tipažas, taip pat pasirinkti spalvas, jų yra 4, šiuo atveju aš panaudoju pačią šviesiausią, tai Fia. Ir nedelsant pradedam kontūruoti veidą su mineralinėmis pudromis. Taigi su kabuki šepetėliu padengiam pagrindinį foundationą ant veido. Prieš tai nereikia drėkinti jokių kremų, nes sugeria ir po to netolygiai dengiasi. Žinoma, tepant pagrindą reikia nukratyti perteklių, nes pabirs ant visų drabužių. Žinoma, viską galima daryti ir su savo šepetėliais turimais, prie kurių esate pripratę, bet šiuo atveju mėginam daryti taip, kaip mums nurodė gamintojas. Kaip matot, labai gražiai pasidengia. Veidukas suteikia natūralaus švytėjimo, natūralaus gražaus atspalvio. Dabar kontūruosime veidą su pačia tamsiausia spalva. Ir norint teisingai sukontūruoti veidą, reikia pasirinkti nuo savo ausies kampučio žandikaulio kryptimi. Nusibrėžiam liniją kitoje pusėje ir pradedam retušuoti. Pažymėme kaktos sritį. Retušuojame pagal plaukelių augimą, vadinasi į išorę. Jei jums atrodo, kad nepavyksta retušuoti su šiuo smulkiu šepetėliu, visą laiką galite pasiimti kabukį šepetėlį, jį suspausti ir retušuoti su juo. Nereikia pergyventi, jeigu netyčia praėjote tam tikras linijas pro šalį, nes su mineraliniam pudrom labai lengva naudotis, jeigu labai negražiai ką nors padarėte, jis lengvai nusivalo ir gražiai išsiretušuoja. Noriu priminti, jog ruda spalva gilina, o šviesi spalva iškelia. Jeigu turite pagurklį, jį reikia taip pat tamsinti, nes tai pabrėš jūsų veido bruožus. O jau labiau, jeigu fotografuositės, tai išvis gerai atrodys. Reikia suformuoti nosį. Highlighterį dedam zonose, kurias mes norim iškelti, tai yra nosis. Paakiai. Taip pat skruostikaulių viršus. Ir užviršuojam galima gražiai sukomaisiais judesiais pereiti per visą veidą. Padariau lengvą dieninį švelnų kontūravimą. Jeigu jūs norite, jūs galite padaryti ir ryškesnį, kuo labiau dėsite rudos priemonės, vietas, kurias norite sumažinti, dažniausiai būna nosytės, skruostikaulis, žandikaulis ir kakta. Tuo bus ryškesnis. Žinoma, kuo ryškesnis, tuo labiau įsitinkantis vakarui. Štai taip. Turime gražią Dovilę su gražiu dieniniu kontūravimu, mineralinėmis pudromis Bella Pierre. Lengva, paprasta ir visiems prieinama.